Žaidžiant paplūdimio tinklinį, dirba visas žmogaus kūnas. Ginti savo aikštelę galime tik tvirtai stovėdami. Startinė gynybos pozicija yra aikštelės viduryje 5–6 metrai nuo tinklo. Į kurią pusę vyks judėjimas priklauso nuo pasirinktos gynybinės taktikos. Į vieną ar į kitą pusę pajudėjęs žaidėjas turi užsimti poziciją šalia užtvaros, taip, kad viena ranka galėtų pasiekti kamuolį šalia užtvaros, o kita kamuolį skriejantį toliau nuo užtvaros. Kojos turi būti pečių plotyje, sulenktos per kelius, o svorio centras šiek tiek pasviręs į priekį. Kulnus truputį pakelkite nuo smėlio. Atkreipkite dėmesį, jog negalima stovėti pilnu padu, nes tuomet labai lėtai startuosite, jei bus lengvas numušimas prie tinklo. Rankas laikykite sulenktų kelio aukštyje truputį plačiau negu pečių juosta. Įsidėmėkite, jog negalima labai atmesti rankų į šonus, nes jeigu smūgis bus tiesiai į jūs, galite nespėti jų greitai sudėti. Gindamiesi per daug neįsitempkite, tada judėsite greitai, o smūgius atremsite tiksliai.